Du dubenys kunigaikščio puotai. Drožiau juos iš riešutmedžio, kuris augo labai greitai, brandino neskanius riešutus, o jo mediena dar nebuvo spėjusi paruduoti. Todėl išdrožus nutepiau geležies acetatu, tai spalvą patamsino, nes pats medis turi savyje taninų. Vieno dubens gale išraižiau pynutes, kurias mėgo vikingai ir kuršiai, kito dubens galuose išraižiau aušros medžio motyvus, augalinį tokį ornamentą. Abu dubenys yra dideli, mediena kieta. Na va, ir jau ieško šeimininkų. Jeigu kam įdomu, rašykite žinutę.